Pradedam Krašto apsaugos ministerijos, Švietimo mokslo ir sporto ministerijos bei Lietuvos šaulių sąjungos bendradarbiavimo sutarimo dėl Lietuvos mokinių pilietinio ir patriotinio ugdymo plėtros pasirašymo. Tai sveiki, labas rytas. Iš tikrųjų, kaip matot, ir toliau darbus tęsim, nors ir toks periodas pereinamasis. Šiandien pasirašėm trišalį bendradarbiavimo susitarimą, vadinkim taip, memorandumų tarp Krašto apsaugos ministerijos, Švietimo ir mokslo ir sporto ministerijos bei, aišku, visų mūsų gerbimos šaulių sąjungos. Ir tas toks memorandumas daugiau tokius nustato kryptis, kuriomis mes turėtume judėti, kur atsiranda tas sąlyčio taškas. Nes kai kalbam apie visuotinę gynybą, tai reiškia, kad ne tik Krašto apsaugos ministerijos reikalas yra saugumas ir gynyba, bet ir visų kitų šakinių ministerijų, bet tuo labiau ir gyvenimo sričių. Ir čia mes įžengėm į jaunimo pasaulį, į moksleivių pasaulį, kur matom ir ką rodo ir patirtis Ukrainos, kad jaunimo pasirengimas įvairioms tokioms situacijom jisai turi būti vystomas iš kuo anksčiau ir be jokios abejonės įvairiais segmentais, įvairiom sritim, pradedant nuo fizinio aktyvumo, fizinio pasirengimo, tas susijęs su mūsų šaukimo visa sistema ir matom tos skaičius, rodiklius, kai mūsų šaukiamieji jaunuoliai su sveikata turi didelių iššūkių, tai čia ta kryptis, kuri privalom taisytis, nes kitaip turėsim rimtų iššūkių ateityje. Taip pat be jokios abejonės susijęs su taip, kaip mes integruojam tam tikrą, vadinkim, mes taip puikiai suprantam, karinį rengimą, tas dabar tokia savoka nėra populiari, bet tokia pilietinio pasipriešinimo, išgyvenimo kursų aspektus į mūsų švietimo sistemą. Tai tas memorandumas, tos kryptis būtent yra apie tai. Tai aš tik noriu galbūt pasidžiaugti keliais aspektais, kuriuos čia mums pavyko padaryti. Tokie keli žingsniai jau padaryti, tikrai mano požiūriu rimti. Tai pirmiausia, aš tikrai noriu pasakyti ačiū Šaulių sąjungai už tai, kad prieš kelis metus startavom su pilietiškumo ir gynybos įgūdžių kursu. Kai iš esmės mokyklose vienu metu nieko nebuvo šitoje kryptyje, tai atsirado privalomas devintokams kursas, kai devintokai šaulių pagalba turėdavo ir teorinį, ir jau praktinį kursą, kur išėdavo ir į lauką, ir su išgyvenimo stovyklom, pirmosios pagalbos kursais ir taip toliau. Ir kai pradėjom šitą kursą, buvo po pilotinių mokyklų, po to 10% mokyklų, po to 50% mokyklų ir šie mokslo metai jau dengia visas mūsų Lietuvos mokyklas. Tai tikrai ir tas krūvis visas tenka ir šauliams, tai tikrai labai jiems ačiū už tai, kad mes turim tikrai pavykusi projektą ir kodėl sakau pavykusi, žvelgiant dabar ir matom, man atrodo, ir vadas patikslins, kad pabaigė devintokai tą kursą. Jie dažniau stoja jaunuosius šaulius, tai irgi labai svarbus žingsnis. O ką rodo sociologiniai tyrimai, kai kalbam apie visuotinę gynybą, labai svarbus elementas yra valia priešintis. Tai yra toks apsisprendimas ginti savo šalį. Ir mes visą laiką kažkaip turbūt sutikit, mastom, kad tai dažniausiai ateina ta valia iš šeimos, iš mokyklos, iš širdies, ar ne, sakykime taip. Bet pamatėm ir matom tokią tendenciją, kuri tikrai džiugina, kad tie žmonės, kurie praėjo vienokį ir kitokį karinį rengimą, ar, sakykime, kažką į tai panašaus, vadinkim taip, ar ne, kaip ir, pavyzdžiui, tos pačius išgyvenimo kursus, to pasitikėjimo savim atsiranda daugiau ir užsikūrimas ginti šalį didėja. Tai kitaip tariant, yra ir atvirkštinis ryšys. Ne tik, reiškia, eini iš širdies link proto, bet ir gavęs žinių daugiau ugnies širdį atsiranda. Ir tas procesas vyksta ir tą reikia tęsti. Ir tai yra toks pirmas tvirtas žingsnis ir be abejo veiksmų plane šitam, kitaip tariant, šio memorandume, numatyta toliau galvoti, kaip plėsti šitą kursą, jau kai jis bus įsivažiavęs, kaip plėsti, kaip didinti, matyti ir valandų skaičių ir apimti daugiau
daugiau moksleivių. Kas dar pavyko padaryti, tai čia jau džiaugiuosi, šią vasarą priėmėm tikrai valingą ir greitą sprendimą, integravom Plechavičiaus kadetų licėjų į krašto apsaugos sistemą. Žinia, kad prieš tai jis buvo Švietimo mokslo ministerijos ir Kauno miesto savivaldybės, sakykime taip, nuosavybėje, vadinkim taip. Tai labai ačiū viceministrui Ignui, kur mes kartu priėmėm ir padarėm visus kitus sprendimus, kad vis tik tai Plechavičiukai atsirado dabar krašto apsaugos sistemoje. Mano idėja, mano mintis yra tai, kad jie pabaigę šitą licėjų kadetų, jie galėtų padėti mums papildyti karo akademiją. O jeigu, ne karo akademija, tai kitas, sakykime, taip, kryptimis pajudėti JKVM, krašto apsaugos savanoriškos pajėgos ir kitur. Tai kitaip tariant, tie vaikai, kurie gauna specifinių žinių ir žinia, kad įrodė netgi praktinėse gyvenimo situacijose tos specifinės žinias, ne viena istorija, kai kadetų licėjaus kadetai nepasimetė kriziniai situacijai, buvo, kai rado šalančią moterį Kaune dar šių metų sausio mėnesį, suteikė pirmą pagalbą ir gydytojų išvada buvo tokia, kad, žinot, dar taip profesionaliai suteiktos pagalbos reikėtų paieškoti. Kitaip tariant, atrodo, kad tokių žmonių krizėms situacijų mums reikėtų, nes jie patrauktų su savim ir kitus. Tai tokias celes, tokius židinius ugdymo, juos reikia integruoti kuo labiau, stiprinti ir tą mes padarėme su kadetų licėjų. Noriu pasakyti, kad kitų metų biudžete jau užauga jų biudžetas apie 70%. Taip, 2,5 milijono bus biudžetas, buvo 1,5 bendrai, tai mes jau numatėm 2,5 milijono, tai matyti galės ir susiremontuoti ir bazę ir toliau motyvuoti mokytojus, kad galėtų dirbti šitą labai ypatingai svarbų darbą. Taip pat bepiločių orlaivių segmentas, kur, žinot, mes iki čia išjudėję nemažai esam, tai irgi su Ministerijos švietimo ir Igno asmenyje iniciatyva pastangomis rasim resursų, lėšų, kaip neformaliam matyti, ugdymo rėmose skatinti bepiločių orlaivių valdymo įgūdžius tarp mūsų moksleivių. Ir panašiai. Taip pat tik katedros aikštėje prieš keletą dienų prisiekė jaunojo kariūno lyderio ugdymo programos dalyviai, kurie dalyvauja iš kai kurių mūsų mokyklų karo akademijoje ir iš Vilniaus rajono, tai yra savotiškai tokia integracija į visą mūsų valstybės gyvenimą. Tai tikrai planuojam plėsti šitą programą vis labiau. Tai aš tik tai čia kelis dalykus paminėjau. Tai yra dabar toksai memorandumas su principais, su kryptim. Dabar turi per 2 savaitės būti parengtas labai konkretus veiksmų planas, kad galėtume tokius pamatus pakloti, kad visą tai tęstųsi ir tai virstų realiais konkrečiais darbais. Ačiū. Ignai. Aišku, po ministro jau kalbėjo sudėtinga, beveik visas esminės memorandumo dalis pasakė, bet matyt labai svarbu, kai mes kalbam apie šitą memorandumą ir jo pasirašymo prasme, tai kad mes turim vieną iš pagrindinių švietimo tikslų ugdyti pilietiškai ir patriotiškai nusiteikusią asmenybę. Tai šitas memorandumas su čia įtvirtintais veiksmais, įtvirtintais principais būtent prie to prisideda. Ir būtent tas memorandumas, kurį mes šiandien pasirašėm, iš principo yra, tam tikrą prasme jis ir apibendrina būtent kryptis, ir darbus, kuriuos Švietimo mokslo ir sporto ministerija kartu su Krašto apsaugos ministerija, Lietuvos šaulių sąjunga įgyvendino per pastaruosius keletą metų ir brėžia kryptis ateinantiems metams, kur link reikia judėti, būtent stiprinant šitą sritį. Tai neabejotinai svarbu yra toliau plėsti pilietiškumo ir pasipriešinimo kursą. Šiais metais jau visiems 9-okams be išimties jis yra įgyvendinamas. Mes, kai ir pradėjom šitą kursą prieš keletą metų nuo pilotinių stadijų, iš karto kalbėjomės apie tai, kad reikia galvoti apie tai, kad tas kursas galėtų būti ir 7-okam, galbūt ir 5-okam. Tai iš tikrųjų viena iš tų krypčių yra čia įtvirtinta, kad įvertinti, kaip tas kursas mums sekasi visos Lietuvos mastu ir galvoti apie jo plėtrą. Taip pat yra labai svarbus dalykai susijęs su kadetų ugdymu, tai tikrai šią vasarą užbaigiam visą reikalingą teisėkūrą kadetų mokyklų sistemą įtvirtinti. Iš tikrųjų ilgas ir sudėtingas buvo darbas, tikrai čia ačiū ir Krašto apsaugos ministerijai ir ministrui, kad prisėmė lyderystę ir kalbant apie Kauno
Kauno kadetus, tačiau dabartinis teisinis reguliavimas įtvirtina galimybę kadetų mokyklom rastis ir kitur, tose pačiose Alsėdžiuose iki galo įtvirtinti kadetų mokyklos statusą, Klaipėdoje ir sudaro galimybės kadetų mokykloms rastis ir kitose Lietuvos teritorijose, jeigu tą matytume galimybę ir tą matytume poreikį, tai va šitas kadetų mokyklų tinklo stiprinimas ir mokinių skaičiaus didinimas juose yra įtvirtintas. Ir dar vienas svarbus dalykas, kuris mūsų vertinimu yra ypatingai svarbus šitam memorandume, tai yra įsipareigojimas stiprinti ir populiarinti būtent profesiją ir kelią krašto apsaugos sistemoje, tai ar tai būtų kariuomeniai profesinis kelias, ar tai būtų krašto apsaugos savanorių pajėgos, Lietuvos šaulių sąjunga, prisijungimas prie komendatūrų, tai tikrai labai svarbus yra įsipareigojimas, kad mes dėsim pastangas, jog mokiniai suprastų vertę savo buvimo būtent šitose institucijose ir prisidėjimo svarbą prie valstybės gynybos. Ir paskutinė tokia iniciatyva, kurią mums dar pavyko ir įtvirtinti ir tuo pačiu su kitų metų valstybės biudžetu, tai yra dronų valdymas. Tai vystom naują iniciatyvą pavadinimu Artech, tai čia kartu su Krašto apsaugos ministerija ir Lietuvos šaulių sąjunga irgi jungiasi į šitą iniciatyvą, kai regionuose bus plėtojamos bazės vystyti dronų valdymo pajėgumus ir čia būtent orientuota bus į mokinius, būtent į neformalų švietimą, į varžybas ir į kitus dalykus, techninius įgūdžius. Mes suprantam, kad dronų valdymas yra svarbus ir jo reikšmė vis auga visose sritise, ne tik krašto apsaugos, bet ir miškininkystė, žemės ūkis, tų sričių, netgi kas liečia energetiką yra labai svarbu, bet tai yra labai svarbus dalykas ir kai mes kalbam apie krašto apsaugą, tai todėl šitoje vietoje mes tikrai norim dėti labai stiprų akcentą ir stipriai vystyti šitą iniciatyvą, jinai prasideda jau nuo kitų metų, tai tikimės, kad būtent šitas memorandumas ir padės įtvirtinti, kad šita iniciatyva dronų valdymo neformaliajame švietime, jinai ir toliau Lietuvoje išlaikys kryptį ir toliau jinai tik tai judės su pagreičiu pirmin. Tai tikrai memorandumas apibendrina ir įtvirtina reikšmingiausios tos darbus švietimo srity, kas liečia su krašto gynyba ir per ateinančias 2 savaitės, kaip ministras minėjo, mes parengsim ir detalų veiksmų planą, jau esam prie jo pradėję dirbti, tai aš manau, kad tikrai mes galim čia kryptingai judėti ir pasiekti reikšmingų rezultatų. Labadiena visiems. Tai memorandume Šaulių sąjunga yra minima 2 vietose. Tai pirmiausia, viskas prasideda nuo pilietinės gynybos įgūdžių kurso, kuris yra vedamas 9-okam 3 dienas. Ir atlieka Šaulių sąjunga, tai yra apimtis, dabar yra 9-oko apie 32 000. Mes šiuo metu esame nusamdę įvairiausių instruktorių, apie 100 rudenio periodu, po to bus kitas paketas pavasarį, tai yra iš tikrųjų didelis iššūkis, nes instruktoriai turi būti kvalifikuoti, pasirengę. Ir tuo metu jie klausia, kai praeina 3 dienas, sako, kur tada 4-5 diena. Mes sakom, tuomet junkitės į jaunuosius šaulius, bet pasižiūrim, kad turime apie 230 būrelių per visą Lietuvą, norėtumėm turėti jų žymiai daugiau, bet vėlgi susidurėme su instruktorių trūkumu, nes tie instruktoriai, kas būna būrelio vadovai, dažnai profesinės tarnybos kariai, tai yra karininkai, kurie po savo darbo valandų dar randa vietų savo poilsio nuo 5 iki 8 valandos užsiiminėti su jaunimu. Tai nėra paprasta. Po to savaitgalį su jais reikia eiti žygį, juos mokyti įvairių praktinių dalykų. Tai ir mokytojai prisijungia, tai savivaldybės būna paskatina, tai įvairiai. Vienose savivaldybėse mes turime, kur yra visose progimnazijose ir gimnazijose jaunųjų šaulių būreliai, kitose dėl įvairių priežasčių turėtumėm pasitemti, tai norėtumėm mes, kad būtų kiekvienoje savivaldybėje bent kokie 2-3 jaunųjų šaulių būreliai, taip kad turime aišku planą. Tai jaunųjų šaulių rengimas yra vykdomas 4 pakopomis. Mes tą programą darėme kartu su Jungtinės karalystės kadetų korpusu. Tai 1-2 metai daugiau yra patriotinis rengimas, istorija. Toliau 3 metai tai yra karybos pagrindai, kaip ryšį palaikyti, topografija, šiek tiek taktikos. Ir 4 metai tai yra lyderystė. Ir tos stovyklos vasaros vyksta pagrindė kariniuose daliniuose, kad jie pamatytų puskarininkius, karininkus, valgyklą, kad kaip kariška lova atrodo. Tai praktiškai po to ateidami tarnauti kariuomenę
gali teoriškai papulti tą pačią lovą, kur buvo vasarą stovykloje ir netgi sutikti tą pačią tetą Zosę, kur karbonadą įdės į lėkštę. Tai yra ugdymas ir paruošimas, nes daug yra stojančiųjų į karo akademiją, trečdalis būna kitą kartą pusė, kurie yra buvę jaunieji šauliai. Tu iš karto matai, kad yra visai kitos kokybės žmogus. Į jėgos struktūras jie ateina, kurie mato, kad ne jiems šitas kelias, tai tampa padoriais piliečiais. Na ir pabaigai, ką norėčiau pasakyti, kad stipriai mums padeda ir verslas. Būna prisideda, nuperka, pavyzdžiui, treniruoklių dronų, mes juos tą pastatome, pradžiai paskraidai su treniruokliu 60 valandų, tada jau su akiniais, galbūt kažkur tai virš apgyvendintų vietovių, aišku, pradžioje galbūt geriau po pievas, nes tą profesionalumą reikia ugdyti nuo mažumės. Tai turime ambicingų planų, tai žodžiu laikysimės to vektoriaus ir tikrai bandysime dar stipriai pastiprinti tuos pajėgumus, kuriuos turime. Ačiū visiems. Mes dabar pradėjom tokią agitacijos kampaniją kariuomenės dienos proga padovanok kariuomeniai dovaną. Ir ta dovana būtų, nes tai yra tos paramos galimybė atsiradus gynybos fondui, tai jeigu jūs atkreiptumėte dėmesį, mes tikrai planuotume už tos surinktus dabar per tą nuo pat pradžių veikimo fondo iki kariuomenės dienos ir šiek tiek po jos dronų mokymo centrui kariuomenės Kaune irgi dronų treniravimuose erdvės įrengimą, tai aikštelės visą tą infrastruktūrą. Tai ten kaina jos, kur Vilniuje minėjote, Vilmantai, tai čia apie 50 000 kainuoja, tai mums reikėtų tokios sumos padovanot kariuomeniai, kad galėtų toliau treniruotis ir taip toliau. Ir mes čia turėjom tokį tikslą, dar turime iš tikrųjų, kad kiekvienai apskričiai didesniam miestui irgi padovanot po tokią infrastruktūrą, kur tiesiog miestui reikėtų rasti vietos, galėtų būti visą tai instaliuota ir galėtų nuo Šaulių sąjungos dronistų iki visuomenininkų treniruotis. Tai va, tai toks planas irgi yra, o šiaip ta dovana, jeigu kur nors dar parašytume šiek tiek apie tai, gal kažkaip susidomėjimas kiltų. Ačiū. Ačiū, čia vienas paskutiniųjų mano koinų monetų. Ačiū, darbas tikrai. Vertinu, mačiau, kaip dirbo žmogus 4 metus, kai ėdas GK buvo, čia tikrai puiku. Tokie visi turi būti.